Tai ta padėka eina visiems Lietuvos žmonėms. Ir rinkimų rezultatai iš tikrųjų parodė, kad Lietuvos žmonės, nesvarbu, kur jie begyventų, didmiesčiuose, miestuose, miesteliuose ar kaimuose, jie nori pokyčių. Jiems reikia visiškai kitokios valdžios, nearogantiškos, girdinčios jų problemas, ieškančios tų problemų sprendimų. Kitaip sakant, Lietuvos žmonės pasirinko ir padarė savo sprendimą, atiduodami tikrai labai daug balsų tiek pirmajame ture už mūsų socialdemokratus, tiek ir dabar tikrai yra puikus antro turo rezultatai. Galiu prieš visą Lietuvą pasakyti, kad kaip socialdemokratų partijos pirmininkė prisiimu visą atsakomybę ir kartu su prezidentu formuosiu valdančią daugumą. Seime, nes už juos kažkas balsavo tie žmonės. Tai bet kokiu atveju aš vis tikiuosi, kad mums pavyks suformuoti. Ne, niekada. Aš gyvenime niekad nesu prieš nosį durų ištrenkus, tai ne man, tai ne.